Lauk išmetė tokį. Štai ką mes turėjom siūsti Euroviziją, mes ne tą įsiuntėm. Eisim lauk. Nu tai sveiki žiūros, iki naujo video. Šiandieną mes apžvelgsime, kas iš tikrųjų turėjo laimėti Euroviziją. Taigi pradėsime iš karto nuo dainos Noi, Just Take Me On The Day. Nu žodžiu, čia taip toliau eina visą dainą, tai žodžiu, aš manau, kad šitą labai pagerino pasirodymą tos, kad išjungia tą. What? Bro, what are you talking about, man? Nu, ta prasme, pagerino visą kokybę, kad įsimatymus lauk išmetė tą kėdę, tą moterį visą ten lauk išmetė, žodžiu. Žiauriai pagerino šitą dalyką, bet labai nuobodus pasirodymas, realiai daina tikrai nebloga. Nu, įdėčiau tokį galvoju, nu, per viduriuką, galim duoti viduriuką tokį. Jo, toliau keliaujam prie dainos Boja After Storm. Jau, norėčiau, kad man duotumėt mano item shop'e Sporty Creator kodą Kala Proza. Žodžiu, labai nuobodi daina. Tikrai, šiaip neblogai. Neblogai, bet nuobodoka šiek tiek daina, dėl to žodžiu po 5, man tikrai negerai užnojau. Toliau keliaujame į kitą dainą, tai yra Liepa ar mylėtum. How about I sit here until you fall asleep? Good song, nemeluosiu, not gonna lie. Taip, ir tikrai mes ją galime įdėti į 8. Ta, gera, aš nebūčiau pykęs, jeigu būtų ėjo Eurovizija. Tikrai nebūčiau pykęs. Toliau turim Gebrasi Volk. Kur girdėta Gebrasi? What the fuck is that guy? It's me, Mario! Jo, gana nebloga daina, bet tokia biški little bit average. Tai aš galvoju, dėčiau taip noriu virš 7, o šitą dėčiau 6. Toliau turim Amoralu Freedom. Ačiū, išgirdau pakankamai. Jau galiu įvertinti. Žiauriai. Jau matau dar vieną balalaiką. Gerai, čia dam šitą dainą strong. Šitą dainą strong. It's going strong. Aš sakyčiau, visus pavilkčiau į apačią. Žiūrėkite, va, tu kurmi. Va taip, jau kažkas. Žiūrėkite. Tai va, o toliau judame į visų lauktą, mūsų numylėtą. Einam, paklausom kitarsį. Are you serious right now? Are you fucking serious right now? Kaip jūs galite išrinkti Euroviziją? Suprantu, yra labai daug didelių fanų jo. Bet tipo, gerai, pirmiausia, tai nėra ta Eurovizija. Aš ateinu Euroviziją žiūrėti, paklausyti fainų, smagių dainų. Aš ateinu normaliai praleisti laiką. Aš visada rinksiu žmonės, kurie sukuria labai fainas dainas, kur tu gali plembai priedainius surimtas, kur gali padainuot, paniuniuot, kur gali kurime pasidžiaugti. Va, tokias dainas džiaugsmo, ta prasme, turi būti dainos Eurovizija. Ir tai būna labai daug depresijos tam gyvenime. Ir dar ant viršaus depresinę dainą. Pirmiausias dalykas. Mes fucking nesam kare. Mes nekariaujam Lietuvą. Ukraina, jeigu šitą dainą pasiimtų, viskas all good. Jie kariauja kare, čia yra daina vos ne apie karą gaunasi. Ta prasme, okei, tai jo. Antras dalykas. Kurmi, mes nelaimėsim su tokia daina.
Mums reikia angliškos dainos, angliškos. Mes nelaimėsim ne su angliška daina, nebent būtų labai kažkoks priedainis geras kaip čia. Jeigu neatsimenu 2-3 metų, tai atsiprašau, bet, nu, kas čia per šūdas yra? Nu, tarsi, tikrai suprantu, yra visi skirtingas skonis muzikos. Aš tik sakau savo nuomonę ir sakau kelis dalykus, kurie yra iš tikrųjų tiesa, kad mes Eurovizijoje, aš manau, net top 10 su tokia daina nepaimsime. Dėl to, nes tai fucking yra depresinė daina, kaip sakiau. Mes net nekariaujame. Trečias dalykas. Where is happy songs? Aš laukiu happy songs. Man reikia happy songs. Aš atėjau pabūt laimingas, kurim per šitą dainą tiesiog užmiksi. Jūs išrinkate visada, dažnai išrinkat ne tą. Tas dar, atsimenat, Silver Bell, koks ten žodžiu. Jis buvo dar gana neblogai. Čia, nu ne, nu ta prasme ne. Mes turėjom labai gerų variantų. Žodžiu, einam žiūrėti toliau, bet atsiprašau, bet šūds kažkoks, nes visiškai netinka. Nu gerai. Būsiu geras. Įdėsiu biškį aukščiau, va, 4, bet tikrai ne Euroviziją keliauti. Žodžiu, toliau Justė, Baradulaitė, Tairė. Nebloga daina, nu bet jinai ir lieka nebloga, tai aš tokį prie Nojaus dėčiau, tokį gal prie 5. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Feel my leg. Sorry, nu, bet nėra tokia daina, kur labai ten visa Europa. Atsimenačiau to tuto. O ten tai visa Europa varė. O tuto. Petunija į saldumą. Nu gerai, čia arčiau tačiau to žodžio, apie ką aš nekėjau, bet, nu, 6 tokie nelaimėsim su tokia daina. Važiuokit, mes pasilikom geriausias gale dainas. Jūs nežinot, kad galas buvo kuka. Mes ten kukint pradėjom. Mes pradėjom pasiėmėm kepsnį ir pradėjom jį grilinti. Mes pradėjom vartyti kepsnį 5 pusės. Visas kepsnys tiesiog toks sultingas, geras kepsnys buvo ant galo. Ir tada mes viską ir išleidom ketarsį. Let's go, let's cook. Va, žiūrėkit dabar. Čats, va šito paklausykit šito hito. Čia yra realiai ta Rodrigo, žinote, Olivia Rodrigo kokia nors kopija, bet tai jinai yra sėkminga dainininkė. Va čia yra hitas, Štai ką mes turėjom siųsti į Euroviziją, mes ne tą įsiuntėm. Iš karto vaibas eina, geras vaibas, geros dainos vaibas eina, fainai. Nu. Blemba, čia tai hitas. Gerai, kas yra gerai su šitą dainą? Pirma. Muzika gera, melodija gera, anglų kalba gera, scena graži. Gana originalu, nes Lietuva tokių nelabai buvo dar įsiuntusi ir kitos šalis mažiau buvo įsiuntusi tokių. 6. Jūs girdite eilutes, geras eilutės. 7. Graži dainininkė, paviliu, graži dainininkė, nu. Čia skamba jau iš karto eilutės gerai kaip hito. Ir tokį chill popsas, žinote, toks fainas. O chill popsas yra viena populiariausių muzikos viso rūšių. Mane, ar jūs dambės esate? Ta prasme, čia turėjo keliauti Euroviziją. Jeigu jūs nenorit siūsti nesąmonių, tai bent tada šitą siūskit. Čia nėra nesąmonė. Suprantate, Eurovizijoje yra 2 variantai. Laimi arba labai gražios dainos į tai, arba laimi nesąmonė. 2 dalykai. Čia yra nei gėjų, nei jokius LGBT, jokių nesąmonių. Normali daina. Chill popsas. Nu, ne tai, kad normali, žiauriai gera daina iš tikrųjų yra. Arba, žiūrėkit, jeigu jūs nenorėtų to siūsti,
Mes turim siųsti tą čiką. Va šitą, Lion Chica drobį. Va šitą va, žiūrėk. Va žiūrėkit, nu. Bruh. Va čia yra daina, kur tikrai galėjo keliauti kartu į Euroviziją. Arba tas. Bet čia man šitą užimant į 100. Yra dar viena daina, kuri pretenduoja į 12. Jeigu nepatinka tas Chillpopsas, išrinkime tokią. Čia yra biški ir nesąmonė, ir Justina normali daina. Irgi Eurovizinė daina. Daug veiksmų vyksta, tikrai labai įdomu žiūrėti yra. Dabar žiūrėkit, o dabar dar viena žiauriai OP daina. Va čia va, Black Biceps. Va čia tai va, Black Biceps. Visi pariai. 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 Kodėl šitą dainą yra OP? Pirma, turi savo šokį. Antra, Europoje nesupranta lietuvių. Nu tai taip, bet suprantas, visaip man reikia, jie nesupranta čiūtų tuto. O čia, visaip man reikia, suprantate? Po visi sakysiu, visaip man reikia, nieko jie nesupranta. Bet jau yra tas priedainis, yra veiksmas, yra įdomu žiūrėti, yra įdomu klausyti, nes tu nežinai, kas tai vyks. Ir yra vibas geras, yra faina emocija, nu visko yra, ko reikia. Nepatiko tas anas pasimas, tiesiog Chillpopso. Va, vis Black Biceps yra. Tai ką mes darėme su savo šitais talentais? Mes juos aptiukūrimi. Piskit lauk ir sakome, davai kitarsi, ateini čia, mes tavį išrinksim. Mes turėjome 3 geras dainas, kur jau tikrai vertos. Žiauri. Chillpopsą pisom lauk. Man atrodo, teks man varyti Euroviziją, nes jūs čia blemba jau, nu, visai jau. Ta prasme, reikės surinksim tos balus, viskas surinksim, mes tam padarysim, žodžiu, taip, kad laimėčiau, bet žodžiu. Ačiū, kad žiūrėjote šitą apžvalgą ir šitą, kas turėjo iš tikrųjų laimėti.